Čia nieko nėra, na. Bet čia jie geria, aš sakau, kad geria. Tai kur mano skarbelkės, blė? Ko ieškai? Skarbonkių. Skarbonkių, čia neku tai pasidarbavai? Ką? Neku tai pasidarbavai? Kaip? Savartynų ten. Ne, aš visada tvarkingai palieku. Buvom sutvarkyti pizdoną. Ką? Vėliau, jo. Jo, čia praeitą kartą kažkada atvažiavau čia, bet prieš gal 2-3 savaitės. Tai, ble, čia eurą prisirinkau, na. Čia nuo mūsų ir buvo. Ai, gali būti. Nu jo, dabar prieš tai taip gražu buvo viskas, o dabar čia pizda vėl, na. Tai matos, kad jaunimas buvo atėjęs kitus užduožiai. Jo. Jo, čia pizda, čia, sakau, buvo gražiai, čia padaryta viską, kaip, žinai, ateit pačilin, nahui. Kaip šalia sėdi. Ne, nu ko, žinai, aš taip, kaipgi nieko nedarau. Patys žinot, kad plius minus visada švariai palieku. Kam teršt tenai, kur pats dirbi, blėt. Po to kitą, kar, žinai, žmonės jau nebenorės ten gerb, blėt. Tai. Čia dabar bus šalta, nuo šitą kalną važiuoti. Kada atostogas tau? Ble, aš imsiu, kada biški orai geresni bus, dabar man matot. Nieko dabar tokiais orais nepaveiksi. Net neįdomu, tipo, net naktį važiuoti neįdomu, nes, ne. Tipo, šalta, nežinai, kur nakvosi, viską. Visiems, tipo, norisi, ta prasme, tipo, nu, tarp prasme, keliauti ir ne viešbučiuose miegoti, žinai, ten, tipo, kažkur miške, blėt, prie laužo, pavyzdžiui, kažkur degaliniai pakimarint, žinai, stoty kokioj. O dabar, blėt, važiuoji, nahu, išvaro tave iš degalinės, vyratis nepakrauta, šalta, pizda, belia, kaip greit streamas baigtųsi, žinai. Nu, gerai, rūbus dar turėčiau, tai pohu. Dar su rūbai šilta. Bet dabar kaip rankos neapsim, nieko. Biški, kad o, skarbė. Dar biški per anksti. Savaitgalį, nežinau, jeigu geras oras bus, gal palieksiu kažkur. Nežinau, nu, nenoriu nieko sakyti, bet žiūrėsiu. Blečin dviratis mano nesilaikys. Taip, pastatykime. O, nu, dar vieną skarbankytę. O kur aš čia mačiau, nahui? Kažkur važiuoju. O, va, blindas. Ai, aš atostogų neapmoku imti, nes atostogų imti apmokamų, tai man irgi neapsimoka, nes praeitais metais, kai ėmiau apmokamų atostogų 2 savaitės, tai už 2 savaitės tik 100 eurų gavau, tai tipo, kam imti tas atostogas, tai gal būna geriau. Gal kažkada labiau reikės to 100 eurų. Atostogų, blėt, 2 mėnesius beveik. O, blėt, kaip čia pagarsinam. 2 mėnesius, sakau, beveik atostogų turiu. Opa. Skarbė neleido man greitai subaigėti. Čia kažkodėl nereikėjo greit stabdyti ir skarbę radau. Nesušalau, kai iš 3 pusių net gerai, kad greit nenuveriau. Tai imi ir gausi visą augą.
Jo, bet supranti, mano alga negali viršyti per mėnesį daugiau negu 100 eurų. Nes jeigu gauni daugiau negu 100 į lietuvišką sąskaitą, viskas antstoliai konfiskuoja. Taip, čia kažkur turi būti konteineris, reikia nepralėti. Tai ką tavo alga 200 eurų? Ne, mano alga, pala, 700 su centais, nafta atrodo. 700 su centais. Блядь, охуел čia šampaną jie gert, nахуй, kur mano skarbės, блядь? Kas čia, блядь? Pala, depozitas jau. Pala, kas čia per tašę? Kas čia per tašę? O? Kažkas viduje yra? Ar ne? Nieko viduje nėra. Gal ir nieko, va? Ne, gal ir nieko viduje nėra. Bet radom skarbį dar vieną. Tai gauni minimum 800 nupisantų. Ne, 800... jo, 830 gauni su avansu, jo. 100 nupisantų, teisingai. Su avansu 830 gauni. Nu va, žiūrėkit, gal, dar iki pilnos tašės, čia gali gražu, blėš. Iki pilnos tašės. Bet va, tašio odinę radau, na. Sveikas, Deivukas. Sveikas, Kristi. Būstą nuomojat? Jo. Nu, tipo, Jūratė pasėmus būstą. Ir dar iš butelių 400, jo. Tai dar ir šį mėnesį. Bet dabar aš taupysiu 100 eurų ant bilietų. Ant butelių. 100 euriukų dabar taupysiu. Bet kaip užpisa reikės... Bet vakar šitas dėklasgi nekritinėjo. Kas jiems čia dabar šauna į galvą, kad jis krenta? Gal čia striukė slidesnė. Taip. Tai gerinam toliau. Čia Dievukas išmežinė. Jo, Dievuk. Nu ir kaip tau tas kikas? Man tai geriau negu tiktokas. O kaip tau, Dievuk? Sakau, nėra ką čia sunkaus naudotis tą kiką. Viskas ot. Kaip tau grafika, Deivuk? Nebloga grafika, čia geresnė grafika. Šitas zajebys. Tik šiandien kažko tai biški buvo streamino kažko tai buvo pakybė. Grafikas zajebys. Jo, sakau. Priprasi irgi išmokti naudoti. Bet tik tokį daugiau žiūri. Tai, supranti, ten kaip tas tik. Man geriau, jeigu žiūri mane 5 žmonių, ten 100 žmonių, 100 žmonių, 100. Nu, bet jie, supranti, čia tik susirenka tie, kurie, nu, tikrai įdomu žiūrėti, o ne tai, kad, žinai, tipo, va, kaip čia pasakyti, net nežinau, kaip pasakyti, tiesiog, va, tam kartu, žinai, pažiūri ir tiek. Išmeta. Tik to heiterinas 5 procentų. Jo. Blet, jau nosis nušalo, jau snarglys bėga iki žemės. Pažiūrėsim dėpą, kas gera. Ne, kam tikrai įdomu mane pažiūrėti, paklausyti, su manim pabendrauti, žinai, visada laukit, žinai, tipo, čia kikė. Nes aš jau tik tokia nebent ateisiu taip su žmonėm pašnekėti. Man jau geriau kikė streamint. Čia, o kitas dalykas, man kikė net kaifas Danyta gauti, tipo, kai žmogus man paaukoja ten kapeiką, nes, tipo, čia paaukoja tau kapeiką ir tu
beveik visus procentus tu gauni. Net, o tik tokia žmogus tau įmeta ten davinėlę už 5 eurus ar už 10 ir tu gauni, blėt, ten sakau, eurą 20 ten, ar ten 3 eurus. Nu ir va labai pikta, kad 7 procentų pasiima. Ir babų dar būna. Jo, ir banų dar būna tik tokia, ir ta puzlė. Dar puzlė mane labai nervuodavo, kad važiuoji ir nežinai, tipo, kiek streamino, čia ir laiką rodo, kiek streamini viską. Nu, karočią, čia vieni pliusai man kykia. Gaila, kad kiti išmeta automatiškai, kada tu laivę darai. Išmeta šitą. Čia paklaus žmonių, jie tau pasakys, kaip padaryti, nes aš tai nežinau, kaip padaryti. Pasakys tau žmonės, kaip ten padaryti. Čia tuščia, bet konteineriai neprarinti. O, 10 centų. Kažkas tuščias valgė. O, dar 10 centų. Nu va, jau biški geriau krenta. Prieš tai iš vis nieko nekreipia. O, dar 10, blėt, kam taip skarbė sulankstyt, nu blėt. Kai žmonės nevertina pinigų, nes. Kolegų šiandien mažai kažkaip aplinkui. Tai mes dabar ne po kolegų rajonus važinėjom, čia veik niekada kolegų nebūna. O Karoliniškėse, kai važiuosim, tai ten gal ir bus kolegų. Bet aš, kadangi skarbių baronas, aš, man atrodo, sutvarkysiu šitą skarbį. Man atrodo, prisiduos. O, va, vyriškiui tai nešalta, karočiai. Ledus valgo su megstiniu. Pohui, nes lygas nereikia. O čia tai vyras. Čia tai vyras, ne taip, kaip su 2 megstiniais ir striukė darbė. Šiandien kažkaip. Vakar taip gerai laikė šitas dėklas, šiandien apšiai nesilaiko. Turbūt medžiaga striukės hujova. Taip, važiuojam dabar į Vijadą. Ai, ne, čia dar bus vienas taškas, jau čia vėl kuprinį reiks nusimt, bet protokolus įdėsiu ją. Taip, rožiką pasiėmiau, lygtais nieko nepalikau. Čia, man atrodo, čia dar turėtume. Čia tai atrodo pravalyta, ar ne? Tai čia braško, blėt. O, yra vienas skarbė, gal ir daugiau bus. Žiūrėsim. Ta prasme, drago. O renki viršūlės ir pašilos ir retros? Ne. Viršūlai ir pašilai, blėt. Nežinau, kažkaip man tenai. Aš niekada ten nerinku, nes aš ten kiek važiuodavau, visada tušė. Dar viršūlose tai dar, bet pašylose tai ten pizdau, šie visada bankrotas, blėt. O, 2 skarbės, zaibys. Ar šalta laukia, jo? Nenori kelis powerbankus nusipirkti? Jo, tai aš galvoju dabar, tipo, čia apie šitos AliExpress powerbankus, bet matai, reikia pinigėlių biški. Po 11 eurų kainuoja. O mes čia dabar su Jūrate kontentą galvojam daryti čia greitų metų, tai reikia pinigų. Tai dabar nesinori dabar ant tų powerbankų leis pinigus. Pirk iš tėmų powerbanką. Jo, tai mes ir nusipirkom iš tėmų powerbanką, va dabar ir powerbankas su to laikau, kiek šitų procentų nematau, gal jis įsikrovė, gal ir ne. Powerbankas šitas man apie 2 valandas padeda išlaikyti streamą. Ir pigus, ten sakė, kiek 11 eurų mokėjo Jūratė. Tokius powerbankus porą nusipirkit zaibys. Čia kelionėm tokie gerai powerbankai. Tokie